Šiauliai vėl turi nuosavą Monmartro Respubliką. Vakar jubiliejinis jau 10-asis tarptautinis menų festivalis paskelbtas atidarytų. Pasak organizatorių šiame tarpdisciplininėme projekte, kaip ir kasmet, tik profesionali dailė, aukščiausio meninio lygio muzika, jau pamėgti ir dar nematyti renginiai. Varpo dūžiais, nuotaikingais Olandijos atlikėjų muzikos ritmais, iškilmingų dalyvaujančių menininkų pristatymų prasidėjęs festivalis, pasak organizatorių, pirmąją staigmeną pateikė jau atidarymo vakarą. Kaip sako Monmartro Respublikos prezidentė tituluota galerijos direktorė, vienas ryškiausių įvykių čia pristatyta Elvyros Kairiūkštytės paroda. Mes visi turėsim galimybę prisiliesti prie jos darbų, prie jos kūrybos, prie jos, svarbiausia, piešinių. Grafikos darbų yra daugiau matyta. Šiuolaikinio meno centre yra daug buvę kartų, bendrose parodose, bet Šiauliuose tikrai nieko nebuvo, o ir apskritai Lietuvoje taip pat. Manyčiau, kad tai atradimas ir mums, ir, man atrodo, dailės mylėtojams. Pasak organizatorių, jubiliejinėme festivalyje svarbiausia dalimi išlieka atviras pleneras. Šiemet subūręs beveik 20 menininkų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Dar vienai šaliai, Olandijai, atstovauja nemažesnį vaidmenį plenere turintys muzikai. 13 metai yra paskelbti Europos metais. Todėl ir 10-asis Šiaulių Monmartro Respublikos festivalis taip pat yra po šią vėliavą, europinę vėliavą, kadangi pirmą kartą Monmartro Respublikos metu kartu su dailininkais, menininkai, muzikantai negyveno. Dabar visas festivalio dienas kartu, diena iš dienos, jeigu dailininkai tapys, pieš, tai muzikantai antrins jiems savo muziką. Jau šiandien plenero dalyviai tradiciškai įsikūrė kūrybinėse dirbtuvėse Felikso Bugailiškio sodelyje. Vieni čia pirmą kartą, dalis menininkų čia dalyvauja jau keletą metų. Yra ir tokių, kurie nepraleido nei vieno festivalio. Tačiau visi autoriai pripažįsta čia jaučiantys ypatingą atmosferą. Tai tarsi grąžino mus į jaunystės laikus. Kai buvome studentai, drauge dirbome institute. Turėjome dirbtuves, vaikščiojome vieni pas kitus, žiūrėjome, kas ką daro. Jei pritrūkdavome skiediklių ar kokių nors kitų medžiagų, visuomet galėjome pasiskolinti. Dabar aš dirbtuvėse viena dirbu, o čia štai draugė su visais. Viena vertus, kiek nejauku, neįprasta, kaip aplink tiek žmonių, o iš kitos pusės labai įdomu. Tai yra iš tikrųjų kitoks pleneras, negu būna kiti, bet kiekvienas, aišku, pleneras turi savo veidą. Ir labai toks geras dalykas, sakysim, šiais metais yra duota tema paukščiai. Paukščio sparnas, paukščio skrydis. Kitais metais nebūdavo temos, bet, sakysim, tas buvimas kartu, matyt, kažkaip savaime atneša ir naujas idėjas, ir naujas mintis, ne tik tam kartui, ne tik tam pabuvimui, bet ir vėlesniam laikotarpiui. Atvirame plenere Felikso Bugailiškio sode menininkai dirbs dar penktadienį. Vakare naujoje festivalio erdvėje Švento Ignaco Lojolos bažnyčioje skambės Olandijos instrumentinio dueto Duo Papilija koncertas. Paskutinę festivalio dieną šeštadienį Monmartro Respublika keliasi į Šiaulių bulvarą. Čia tęsis dailininkų pleneras, vyks literatūrinis renginys. Šiaulių dramos teatro aktoriai Monika Šaltytė ir Juozas Bindokas skaitys Marcelijaus Martinaičio kūrybą ir dzūkų tautosaką. Čia pat skambės olandų atliekama muzika. Vakare Šiaulių Monmartro Respublika tradiciškai bus uždaryta bendra plenero dalyvių kūrybos darbų paroda. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios.